Sveiki, esu Justina Partikė. Šiandien vėl su pažintim XXS esame Palangoje, kur kalbinsi Palangos svečius įvairiomis seksualiomis temomis. Tad varom, pasižiūrėsim, ką papasakos. O jums išeit pakabinti nelabai, ne? Vai, turi stogą šalia, žiauri. Papai, aš šikna. Šikna! Šikna! O čia kaip čia, dabar sen, tu ją surakinai ar tave surakinau? Aš ją surakinau. O rankas ir kojas ar tik rankas? Rankas. Tai pala, geri rankas ir tada jau iš nugaros. Taip, taip. Blemo, gerai skamba žiauriai. Kad su šia virvėm ir besimylint, vyras turi parodyti agresyvumą. Niekada gyvenime nepasirašyčiau bachūrui. Ko jūs niekada nedarytumėt su mergina ar vaikinu? Nėra, pohima. Nemiščiau į burną. Papai ir šikna? Man papai. Kodėl? Man irgi įdomu. Nežinau, nu tai čia nėra tiesiog konkretus atsakymų, tiesiog papai ir tiek. O kaip tu galvoji, ką vaikinai dažniausiai pasirenka? Aš tai maždaug... Šikna, manau. Žinok, turiu nuliūdnės, iš tikrųjų dažniausiai papus pasirenka. Geras. Jo, o ne? Papai ir šikna? Papai. Aš sakau, bet kaip žiauru, bet žinok, Kas tada jie ne aš? visi vyrai tą patį šneka, kad papai, bet ne šikna. O kodėl papai? Šiandien ar kada? Iki 40 papai, o po 40 šikna. O kiek jums metų? 37. Tai jeigu jam neužteks tavo papų, tai žinok, turės dabar sudėti šitą pokalbį. Tai papai ir šikna? Blemba, sunku šiaip pasakyti. Žiūriu su ta viltim net. Nu. Sunku pasakyti dėl to, kad iš pradžių galvojau, kad šikna, bet po to, kai buvo tik šikna, tai supratau, kad be papų negyvenimas. Turi būti balansas. Bet, pavyzdžiui, jeigu šikna yra papų, nėra papus, visada galima statyti. Jo, bet ne tas pats. Jūsų vardas? Aurimas. Svaika. Koks? Svaika. Svajūnas. O Jezu, koks sudėtingas. Tai atvykote į Palangą, patys esate iš Palangos? Iš Palangos. A, jau tu iš Palangos, tai tu pas jį nuvykai? Jo. Bet kaip gerai, nes dabar niekur nerasim, kur nuomoti. Taip. Visiškai gerai. Imu už nuomą. A, imi? Geras draugas. Ima, ne? Geras draugas. Draugas, kol išrauks, blemba. Gerai, žiūrėkit, papai šikna. Papai. Bet žinok, visi taip pat sako, kad papai dideli. O jeigu dabar įsimyli, tu dabar žiūri, susišavi pana, bet jinai nieko neturi, tai ką tada? Tai tada čia. Geras atsakymas, sudėdi, viskas, ir yra tai papai tada, viskas vietai. Gerai, žiūrėkit, tai papai šikna. Šikna. Charakteris. Bet žinosiu, charakterio nerizikuok, nes gali būti tokia anakonda. Šoks ant tokios, kad pizdato bus. Ne, tada ten tuo tarpu papai. A, tai tau papai, o kodėl tau šikna? Nu, nes... Ir už kapujų normaliai. Pagriebs, kaip sakant. O papų nebus įdėsi, nu, ar viskas? Dėsiu, jo. Ar bus sportuoti? Man tai atvirkščiai šikna gali sportuoti papų nelabai. Bet kam tu implantų? Šaibų leisti pats. Tai nesiparink dėl mano šaibų. O jums išeit pakabinti nelabai, ne? Vai, turi stogą šalia, žiauri. Ne prie visų, davai, kitą kartą gal be jo varysiu, kad jaunesnis pasigautų. Gerai, žiūrėkit, papai ar šikna? Papai. Abudu, ble. Ne, šiaip... Mano važiūrėjo, abudu. Ne, šiaip asmenybė. Nu kaip ten, personality, va. Tai nesvarbu, papai šiknas arba asmuo, ne? Ne, bet šiaip papai, nes šikną galiu užauginti. Gerai, o tau? Šikna. Papai. Tai jeigu nebus papa, o bus šikna, tai vis tiek tau tiks, papus gali susidėti, kaip ir make sense, ne? Bet šikną galiu užauginti. Gali, bet o jeigu tu nenori tik atšalką ir auginti juos? Tai gali ir šikną pulsiuoti ten plasmasiną kažką. Jūs pametėt pinigus kažkuris, nemėtik pinigų, kokteilių reikės.
Daug mėlių ir šikna didelė bus. Sakai, na, mėly, man atsimenu, močiutė mama sakydavo, jeigu valgysiu daug bulvių, papai užaugs, nes neužaugo, chirurgas sustatė viską. Užaugo. Chirurgas užaugino juos. Gerai, dabar žiūrėkit, merginos, labai įdomu jūsų nuomonė. Iš tikrųjų, dažnai visus vaikinus klausiu, to pačio klausiau. Tai papai ir šikna, kaip jūsų nuomonė, kas vaikinams yra svarbiau? Krūtinė? Ne, aš tai priešingai šikna. Užpakalis, aha. Tai žinok, kad daugiausiai papai kažkaip nusėja, viens kitas kažkaip pasakė šikna. Nuo vaikystės viskas, aš spėjau, išauga. Tu pradedi nuo krūtinės ir turi užbaigti. Toliau, taip kaip ir logiška. Papai, aš šikna. Šikna! Šikna pirmai vietai, šikna. Papai, kad žino, tai mano pirmai vietai papas pokų. Papas gali susidėti, bet šikna turi užsikačelės. Jisai girtas. Svarbiausia yra šikna. Aš ir manau, šikna yra numeris 1. Papai 1, 2, 3. Aš manau ir mūsų reporteriai pritars. Šikna, ne? Visų pirma, šikna, ne? Tavo atsakymas Gerai. Duša. Svarbiausia širdis, duša. Labai graži ir jauna, bet šikna pirma. Pas mane papai šikna daryta, tai... Ne, pas tavęs va šitas vidus. Jo, vidus. Svarbiausia šikna. Svarbiausia širdis tikra. Ką galvoti apie žaisliukus? Porose, tarkim, vyksta intymus reikalai, pasimylėjimai ir žaisliukai. Tai yra tabu? Labai gerai galvoju. Turbūt tabu, bet labai gerai galvoju. Reikia kartais. Aš nežinau, neturiu nuomonės. Jeigu abu nėra nieko prieš, jeigu abiem patinka, tai be problemų tada. O tau patinka, ne? Turi stalčių prie lovos. Aišku, kad turiu. Aš ir turiu tą patinį. Stalčių visada gerai. O dabar kiek jūs metų kartu? Turbūt 13, nežinau, neatsimenu. Ką man apie žaisliukus? Gerai manom. Jeigu tai tik padeda, tai kodėlgi ne? Pasivairinti reikia. Tai tas stalčius egzistuoja prie lovos, ne? Taip yra. Visada yra. Kokie šelimiai negaliu. O žaisliukai, ką jūs apie žaisliukus? Dar neteko panaudot, bet gal ateityje kažkada Antrankius tik teko panaudot. O čia kaip čia, dabar tu ją surakinai ar tave surakinau? Aš ją surakinau. O rankas ir kojas ar tik rankas? Rankas. Tai pala, geri rankas ir tada jau iš nugaros. Taip. Blemo, gerai skamba, žiauriai. Žiauriai gerai, matai, tu draugelį, va. Pasimokyti dar reikia, Yra, žinai, kuri pasistė. Ir kas tiek. Nu gerai, fainai, eik tu savo, pažindysiai jūs esat? Kaip? Pažindysiai jūs esat? Ne, dėja. Noriu narystės. Ten, žinokit, gerai, tai ne tik merginą ar vaikiną galite nesugalti, bet jūs galite ir į vakarėlius papulti. Makas gerus. Ten ir tave surakins, ir tu surakinsi, ir atsivarysi. Policininkų žaisim. O ką manai apie žaisliukus? Labai gerai. Labai gerai, visokie? Kalbame apie moterų žaisliukus. Nu, yra ir vyrų, bet nežinau, kiek populiarūs. Pagrindė tai moterų turbūt žaisliukai, pagrindė vyksta moterų. Tai jaučiu, kad tikrai aš nupirkęs ne vieną, ne 10. Va, nu ir labai šaunat. Galvoju, kad aš čia labai myliu. Aš žinau, kad jai patinka ir visom turbūt patinka, galvoju gal, bet, esmė. Nu, daug kas, žinai, turi, bet nesako, kad turi, man atrodo. Aš sakau, kad turiu. Žiūrėk, ką galvoji apie žaisliukus? Ta prasme, tai yra priimtina ar ne? Labai daug žmonių kažkaip jiems tabu tai yra, būtent visokie intymų žaisliukai. Iš tikrųjų, aš manau, kad viskas yra priimtina, jeigu žmogus to nori, jisai naudoja ir šiaip neturėtų būti jokių stop, jokių tabu. Gyvenkim laisvai, džiaukime savo gyvenimu ir darykim tai, ką patys norim. Be abejonės, nes Lietuva yra Marijos žemė, kuri visada sako, kad niekas nieko nenaudoja, nors iš tikrųjų pilni stalčiai, kaip ir pas mane yra. Gerai, o ką galvot apie žaisliukus, pavyzdžiui, kažkokius, kad įvairinti savo naktis? Žaisliukai? Žaisliukai, vibratoriai, visokie žiedai, lubrikantai. Ne, va dabar galvojam, kad reikia lubrikanto, nes second hold is glory hold.
O tau kaip? Kol kas nesam nieko bandę, bet vat irgi apie lubrikantą. Nieko visai nebandė? Ne, bet grinai apie lubrikantą kalbam dėl to, kad po vaiko pirmo gimimo jau kažkas toksai yra. Turi, suprantu, aš tave užaksafilų, žinai. Gerai, o ką galvot apie fetišą? Fetišą? Nežinau, kurį? Nu, tokį ten, galbūt surišt kažką, galbūt per užpakalį labiau duos. Kaip? BDSM-as. Nu gal... Oi, tu čia matai, kai labiau ekspertas pas mus. Kai suriš arba kai šitą... Net pasiimečiau, bet šiaip aš kamerą nebijau. BDSM-as kas pas mus dar? Ne, apie... O kas yra BDSM-as, man paaiškink? Kai suriš tave virvėm, labai troškina. Kai tave suriša virvėm ir besimylint, vyras turi parodyti agresyvumą. Tokį tai valg. Ne, tai už gerklės plaukus tampyti čia yra standartiška. Tu ko krapštai blakstienas, ar tu patyrai bent tą iš jo, kas jis pasakoja? Nieko? Ne. BDSM-e, pasakok toliau. BDSM ne, mes nedarėm. Dar ne. Gerai, o tu turi kažkokių tabų savo, kad, pavyzdžiui, niekada nepasirašytum? Niekada nepasirašyčiau, tai turbūt bachūrui. Niekada gyvenime nepasirašyčiau bachūrui. O jeigu su panelė, tai kaip ir tabų jau nebebūtų? Ne, tai beleka. Tu nežiūrėk, tu apie mane gaidulingai dabar. Jo. Mergaitė, aš buvau pažintis XXX ir aš žinau, kad tokių mergaičių kaip jūs gražių ten yra pilna. Tai va, dėl to reikia registruotis į pažintis XXX. Kas jums patinka? Labiausiai. Kad man reikia pagalvoti, aš nežinau. Ką tu? Nu, aš labai lengvai galiu atsakyti. Man viskas patinka, ką turi mano mergina ir ką gali pasiūlyti mano mergina. Labai miela. Bet tai neturi to, kas tą pavyzdžiui, kad vaikinas padarytų, tu sakytum, blem, va tai apie ką aš svajojau. Dabar nesugalvoju. Koks būtų tabų, kas tą būtų, ne mažytė, davai ne, man nepatiktų, aš nenorėčiau. Bet kas prie mano išangių. Leto kumštį. Užskaitau šitą. Mane tabų mažai, bet yra ribos. Yra ribos ir jų nežengiam. Ko niekada nesutiktumėt daryti su mergina? Analinė. Bravo, šių variantas, jo. Tabu. Gerai, o svajonė, pavyzdžiui, galbūt kažkokią turit, ką norėtumėt išmėginti? Svarbus skylė. Pala, o pavyzdžiui, 2-3 panos nebūtų jums va tas, apie ką svajotumėt? Ne, tai per daug darbo jau. Kas nesakė, kad esam bandę? Tai bandė? A tu čia toksai visgi? Sako, aš tai nieko. Aš patylėsiu viskas. Ko jūs niekada nedarytumėt su mergina ar vaikinu? Nėra, pohima. Nemiščiau į burną. Auksinis lietutis, kaip suprantu, ne tau. Kaip? Auksinis lietutis ne tau. Nichuja, ne man. O ką tu galvoji apie auksinį lietutį? Man gerai. O kaip jums tabų koksai yra, ko niekada nepasirašytum su mergina, galbūt vaikinu? Nėra tikrai. Nėra tabų. Tai o tas auksinis lietutis kaip ir būtų tabų? Pažiūrėtume. Nu, matai? Telšia. Telšia. Tulšia. Nu, o kaip tau? Nėra. Irgi nėra tavo. Nėra, o Golden Shower. Blemba, jaunimas auga iš tikrųjų žiauriai fainas. Pažiūrėkit, jokių tabų nėra, merginas, kaip sartu laisvi vaikinai. Tai jau kabinkit juos. Ar turit tabų? Dabar jau pasakysim, kad turim, tai turėtumėm papasakot. Išduota paslaptėlė būtų fainai. Koks ant tas tabų galėtų būti? Ne, nėra. Šiaip. Tai nėra? Ne. O kas labiausiai patinka? Iš pozų? Aha, aš tai jau viską supasakoju. Aš irgi tą patį sakiau. Tik šuniukas. Manim? O tau? Kažkaip tokia nustebusi. Ne, bandė. Su manim. Nustebintų? Ne, kažką įdomiau. O kas tavo, pavyzdžiui, patinka? Kas tau patinka? Aš iškart sakiau, šuniukas oralinis, tai yra čia jo, mano. Nu tai čia
gal taip jau. Daugiau nieko. Basic, visiškai basic. O dabar žiūrėkit, ar yra pas jumis kažkoks tabu, ko jūs niekada nepasirašytumėt? Oi, aš tai be tabu gyvenu. Nebus nieko. Analinė be lubrikanto. Niekas su pidaru nesipysia. O jeigu ne pideras? Irgi. Nepasirašyčiau. Su bernu niekada. Aš susitikusi, bet čia aš niekada nesutiksiu. Turiu pabendrauti žmogum, kad pažinčiau jo vidų. Ir gėlių padovanoti, ateiti širdį. Šitas žodžias yra šitam meiliai. O tai gal čia ir mesgasi kažkokia jau santykiai? Nežinau, aš pirmą kartą ją matau šiandieną. Bet simpatiška mergaitė. Gal ir simpatiška, bet jinai mane per realybės šou žiūrėjo. Jo vardas yra Agnė. Pažįstame situaciją. Tai man. Nieko, viskas gerai. Bet nupirkai, o 4 gėlės, kodėl ne 5? Aš 3, Justelis tas 1 nupirko. Ar buvo toks variantas, kad, nusimano kelnes, kad mažiukas jau pajabat, kad mažiukas, bet kad ten visas mišks yra? Sorry, ne. Tikrai ne. Visi tvarkingi buvo? Nežinau, tikrai buvo taip senai, kad, aš tau nepasakysiu. O tau nėra buvę, žinai, kur įeini, o ten, vaikeli. Buvo. Ir ką tada? Tai gerai, gal kitaip paklausiu, o kaip labiau patinka? Kad nežinau, 50/50. Žinai, kai, žinai, prasiskveri tos krūmus. Ai, koks skirtumas, gerai bus ir taip šį kartą. Gal 70 dedam į tvarkingą daržą. Man tai būtų 100% tvarkinga, kad ten nereikėtų rostis ir ieškoti, žinai, tą medžią tarp tų krūmų. Tai kai buvo jaunystės dienos ir visi pirmi kartai, taigi nepasirinksi? Dar buvo tie laikai, nepamirškim, kai ten nebuvo tai populiaru viską depiliuoti. O tai dabar... Buvo jau iškart medalis, žinai. Koks skirtumas koks, bet buvo medalis. Tai mergina turėtų būti susitvarkius, ar taip pat? Iki galo susitvarkius. Geriau susitvarkius. Tai susitvarkius tiek, kad plika ar kažkokį ten žaibo palikus? Gal žaibo kokio nereikia, kokio dizainą ant galo. Širdelė į kalus. Tai visokių būna, tai plika geriausia. Geriau susitvarkius. O kodėl? Tiesiog. Sunku ieškoti, paskui yra, nemalonu. Tiesiog, geriau ir viskas. Tai be abejonės, man atrodo ir kad švarumas yra, higiena, viskas. Visą tame. O yra buvo tokio variantų, kad pavyzdžiui, jūs su panelė labai faina, o ten tuks, krūmynas. Buvo. Ir ką tada jau, sorry, mažutė eik namo, ar tipo skinam tos krūmynus? Skynės nesusakau, durys ten. Viskas, išeinam. Man reikėjo, su blogiausiai tai gavus pro miškus jau. Bet prasiskynį. Radau tą lobį po kiek laiko, bet užtruko. Buvo į Tarzanuose, džiunglėse. Nesidžiaugiu paskui. Tai, žodžiu, ką norim pasakyti, merginą susitvarkykite, tokie jaunuoliai gražus, jūsų paskui nebeims. Pasėmė merginą, bet nesusitvarkiusi yra. Kaip tavo reakcija tai? Priklauso nuo būsens. Prigėrusiam pohui, blaiviam gal ir nahui. Prasme, eini mišką, dar reikia gynėtis krūmų, žinai, visus. Tai geriau, kad mergina būtų apsitvarkiusi. Maloniau vis tiek smagiau. Jei laižai jo. Tai ležavėlis, kai malonėlis. Panašiai. Jums, kadangi turi stalčiuką, tai biškį duosim papildymą. Pasipildymą. Reikia atsinaujinti, kas kartą nukeisi tais pačiais čia drošės. Tai va, jums šiam vakarui nuo pažinčių XXX dovanėlė, labai fainai pakalbėjo, žiūri, fainai. Tai tu duok jam, jis turės dirbti. Atidirbsim. Nepergiam, pasidalinsim. Šiaip labai žiauri, fainai pakalbėjot, labai nuoširdus, ačiū. Tai šiandieną tiek. Kviečiame jumis prisijungti į mūsų YouTube kanalą, subscribinkit, laikinkit, komentuokit ir pasimatysime kitose epizoduose.